Olia. Tai kadangi per Žemaitijos Lazdijų ralį nieko nepridaužė, viskas pagal planą, mašinytės sveikos, aišku, čia praardytos, nes visokių kaip visada atnaujinimų yra, čia buvo kėbulas įtrūkęs vienoje vietoje, bet taip jau per ralį būna. Su šitą irgi viskas ledas, tai pagaliau prieinam prie F2, prie antruko. Tai žiauriam bardakiai čia dabar yra, bet šitas bardakas ne veltui, nes čia nebeturim praktiškai nieko. Čia jau šitie irgi smulkmenos toj nusims, tai labai jau smagu. Galiu parodyti, kaip vidus atrodo. Viskas ardos lauk, tai sakė pravodkė, čia irgi pilnai atjungta, tai žiauriai daug laiko užtruko su ta pravodkė, kol išsiėmė, bet taip jau būna. Tai pravodkėjimas lauk ir tada galim pradėti visus, reikia šitos kronštiniukus nupjaustyti, šitos nieko neturi likti, čia kur yra skylės visokios, tai jos visos užsivirint turi, visos šitos smalos nusiskus, čia ant smalos nusiskus, bagažiniai, tada bagažiniai šitas bliūdas išsipjaus, jo neliks irgi. Tai tokių nemažai tų darbų, kas turi pasiruošti prieš lankų dėjimą. Bet jau, tai išsiėmė tikrai labai daug atrodo svorio metas lauk iš to salono. Ties variklio skyrium irgi čia visur salono ta pati pravodkė išsiėmė, nuo variklio atsijunginėjo, ko nereikia, ABS blokas išsimetė. Tai žodžiu, dabar tokie šlikščiausi, neįdomiausi tie darbai, kurie taip turi būti padaryti. Tai darom juos, tada antras etapas irgi labai nefainų darbų, tai visi virinimai nugraižiuojami ir taip toliau. O tada jau truputį pradės pilnėtas vaizdas, nes vešis lankai dėsis, tada lankai dažysis, tada iš paskos visi kiti darbai. Tai bus vis smagiau, dabar reikia truputį atkentėti, bet nieko, tik gerin. Kolega buvo pasiėmęs pirmuką savaitgalį pašerti Klaipėdą. Kiek žinau, nelabai pasisekė. Čia lempa, aišku, buvo pamacūrio, bet turim čia damidžą. Turim mano motekų ratlankį suvarytą ir turim čia, matau, ne visai tiesiai ratą stovinti. Čia gavęs nemažai, lempa, buferis, ten bus ir sakė kažkur traversas, liktais tenai išplyšęs yra. Pasivežinėja bičiukas, bet čia autosporto dalis, taip jau būna, atkalsim ir galės toliau gazuoti ir aš irgi to pačiu. Darbai prie antruko įsibėgėja. Jau salono nieko nebėra ir vyksta tas šlikščiausias darbas, kur vadinau visų šitų skardų nugraižiuojamai. Žiūrėk, kiek čia jų visokių pavienių dalių, dalelyčių, kurios visos būna tenai ir visas ant šitų taškinių tokių ciulių suvirinimo prikabintas būna. Visas jas reikia su specialia tokia karūnėlė nugraižiuojam. Ir po to nuimam, nušlifuojam tas likusias, tai čia dar užsivirint skylės, kur yra, tai dabar dar pirmas etapas pašalinti visas tas skardas, bet jau kėbulas tuštėja, erdvės daugėja, dar nusigręžios stogas, nes su liuku yra, tai dėsis kitas. Ir ruošias tokie darbai visi, kurie turi būti padaryti prieš lankus, tai dabar nusigręžia, tada užsivirina skylės, susisandarina viskas, kur reikia prasivirina, siūlė, susistiprina. Ir galėsim varyti lankam. Smagu, viskas juda į priekį, kaip priklauso. Kas kartą dalių krūva tik tais didėja vis. Variklio nebeturim jau irgi mašinoje, čia užklotas padėtas, stogo nebeturim. Čia dar visos šitos skardos, kiek žinau, nusigręžios. Viduje irgi jau daug kas gręžis lauk, ten visokie tie, kur matėt, buvo šitos skylės užsivirins, po to visas galinis traversas su visa važiuoklė, visko irgi jau išluptas. Tai kas gerai, kad čia jo originalus reduktorius, pasižiūrėjom nuo pirmuko RE9 reduktorius idealiai atitinka į tą vietą. Tai ir šitos ausis tinka atstumas, ir galinė ausis tinka atstumas. Tai labai gerai, nes naudosim, kaip ir anksčiau, BMW blokiruotės, tai jos dėsis į aną korpusą, nes į šitą korpusą jau nesideda, čia kitokio tipo patys viduriai. Tai va, kėbulas toks, daug kas čia pjaustos, čia tas bliūdas buvo, tai bliūdas metas lauk, kišenė šitos dar mesis lauk, jų irgi nebeliks.
Tai žodžiu, dabar tokie patys šlikščiausi tie darbai, metalo darbai, daug grėžimo, virinimo, pjaustimo, bet jos irgi reikia padaryti. Yra kaip yra, biškį paskankinam ir tada bus jau vaizdas gražin. Po paskutinio važiuoto Visagino ralio turėjom nemažą dabar pertrauką. Pasilsėjom tikrai nuo ralio, nuo važiavimo, nors nebuvom ir pavargę, bet taip jau būna tos pertraukėlės. Reikia dabar čiupti mašiną susiruošti, nes buvo ten biškį niuansų. Tai tie niuansai tokie, kad nuplėšiau galinį buferį iš laikiklių, pasiėmėm kitą, tai dabar jį reikia pritaikyti ir tada perklijuoja plevelę. Čia buvo lopšys išimtas, nes pakeisim, diržus naujus atsiuntė šturmanui, to pačiu vairo kolonėlę nusiuntėm, atrebildino pilnai, nes buvo laisvumo atsiradę. Tada radom ventiliatorių va tokį, tiksliau čia po žiemos ralio, kai turėjom ten tą tokį mini krešą, buvo radikas, ten viskas išlaužta ir į variklio škyvą va šitą vietą trynės. Ir dabar per šitą paskutinį raliuką, kai buvo labai karšta, pradėjo saugiklių išmušinėti ventiliatoriaus. Tai kelis kartus ten keitėm tą saugiklį ir suvažiavom taip, bet turim įtarimą, kad dėl šitos vietos čia kažkas matyt, kaip pakaista stringa viduj. Tai keičiam kitą ventiką, dedam kolonkę, dedam lopšį atgal, nauji diržiukai, tokios smulkmenos ir važiuojam jau šį savaitgalį į Mineralį. Faina bus, nes Mineralį beveik 35 km greičio ruožų, kas tikrai nemažai, nes apie 20-22 gal kokie standartiškai būdavo. Manau, bus geri testukai, nes už savaitės jau ralį Žemaitija, kur irgi startuosim. Tai apšylam kojas Mineralį ir susimatom Žemaitijai vėliau. Halo, dabar jau iš Zarasų, nebe iš garažo. Tai atvykom į vietą. Vieno tik nesuprantu, čia lyjo? Kas čia per nesąmonė? Balos, vanduo. Išvažiavom iš vasaros, atvažiavom į kažkokį gaidį. Tai mašinos šlapios, blemba, tiek buvom nusiblizginę. Tai bet nieko, svarbu dabar toliau nelyja, reikia biškį apsisausinti. Žinau, kad šturmanai praėjo adminkės patys, viską susitvarkė, kad mums biškį palengvint gyvenimą, kad stupit laiko tiesiog. Tai toj atneša lipdukus, klijuojam ir po 9:20 kažkelio prasivarom šiandien tech komisijas ir ryt nuo ankstaus ryto, ten nuo 7 berods prasideda susirašymai. Tai ruošimės, varom į techus. Atvarėm į tech komisiją, užsikliavom lipdukus, tai 90 mūsų startinis. Šturmanilova irgi atvyko. Paėmė lipdukus, užkliavom. Ir kaip tik va dabar mūsų laikas ir yra, tai kitą mašiną išvažiuoja, sėdu važiuoja, mes prasivarom greitai. Turėtų mūsų čia daug nieko netikrinti, nes važiuojam svečių įskaitai, o svečių įskaitai nėra iš esmės jokio reglamento, nuo apart saugumo visų privalomų dalykų. Labas, ankstyvas rytas. Atvarom pasižiūrėti, kaip mašinos panakė, žiūrim draugelis. Tai tu lėksi dabar? Eik, ate. Eik iš čia. Gandriuk. Draugelis prižiūrėjo naktį mūsų mašiną, tai sakė ledas, užskait. Varom susirašinėti greičių ruožų. Ei, seneliuk, varyk. Susirašymai baigti jau. Šiaip žiauriai geri, dopukai atrodo bus, neatrodo, bet ir bus jie žiauriai geri. Tai kaip Mineralį, net sakyčiau, tokie į stipresnę pusę parinkti. Mums tai kaip treniruotė bus labai gera prieš ateinantį Žemaitijos ralį. Mašinytės atsuruoštos, turim porą tikrų Mineralio įskaitos dalyvių. Mes su Jonu važiuojam čia svečių klasiai, mums kaip daugiau treniruotė, mes kažkokios čia įskaitos neturim. Tai pasitreniruosim, geri dopukai, geros nuotaikos, saulė šviečia, daug gražių mašinų visur, daug linksmų žmonių, visi gerai nusteikę, bus geras ralis. Vyksta briefingas, biškį vėluojam, einam paklausysim, ką čia pasakoja. Ką čia Jonelį pasakoja? Sakė, kad nieko tu nemoki, klausyk. 12 čia pastoviai veikiam. Vyksta fotosesija visų dalyvių. Biškį tik neapsirengėm mes dar, bet kadangi dar labai negreit startuojam, tai dėl to ir nesirengėm. Čia diduma hebrytas jau pasiruošęs. Kiek daug liaudės.
Ir visi nori tą patį gazą mintis. Ką, ralis prasideda. Mūsų minutė į pirmą LK. Varom pasiemam pirmą savo kortą ir važiuojam į greičio ruožą. Nu kas, Nelizai, stojam. Atidarom raliuką ir pasismaginam. Labą dieną, senai matyti. 120. Dešinys 3. Per tramplin 60. Kairys 1 70. Tramplin 40. Dešinys 1 į asfaltą 40. 40. Tramplin 30. Dešinys 0 50. Dešinys 1 per tramplin 40. Dešinys 0 per tramplin. Oi. Blet, mano. Tramplin dešinė 1 40. Kairys 0 finish. Kaip gripo neturėjau. Pirmas kažkoks labai sunkus buvo. Ja, ir slidinėjimai labai išmuša, žinai. Ir tada toks, aš tavęs nebeklausau, žinai, Jo. nei 5, nei 9. Gerą dieną. 100. Kairys 1 30. Dešinys 1 30. Toliau. Tramplin 70. Dešinys 1,5 per tramplin eina. 70. Toliau. Tramplin 40. Kairys 2 vidum 100. Šikan iš kairės. Tramplin 40. Toliau. Dešinys 2-3 ilgas, į kairį 3 ilgas 70. Dešinys 1 per tramplin į dešinį 1 60. Tramplin finish. Nu taip. Sulėkiam pirmus 2 greičio ruožus, dabar trumpas yra grupas. Pirmas greičio ruožas, makšudinai, dariau viską, ką galėjau blogiausia. Labai nebuvo skibimo, startuojam su 9 padangom, nes čia trefkė mum, tai gal jos sandėly per ilgai pagulėjusias, nežinau, bet tai buvo slidu, kad wow, tenai nuo krašto iki krašto atrodo slystom, kur visur turėtų geras skibimas būti. Po vieno šikano tos gesinimo zonos išleidom jau galą nuo kelio, ten į tokį kaip griovį. Kas čia yra tokioje lietoj vietoj? Po to apsisukime, užgesau dar, kai faktas, nes norėjau dadėti daugiau. Šikaną ištaškiau vieną, tai va grotelės nebėra. Čia mato su lempa, kaip skyniau tą šikaną. Nusivalo šitie. Bet nieko, antras jau į tą pusę. Porą kartą bėgio nepataikiau, aparto jau galima gyventi. Padangos matyt sušyla, biški susiaktyvuoja, kaip sakau. Mum biški raumenis atsibunda, varom dabar per tą trumpą regrupą, pasilsim ir gazuojam toliau. Nu ką, Senelizai, pasitengiam šitą tvarkingiau. Ramiau ir užtikrinčiau, tiesiog. 120. Dešinys 3 per tramplin 60, kairys 1. 70. Kairys 1 per tramplin 50. Dešinys 1 tramplin dešinė 150, bandai. Gerai, toliau. Dešinys 1 30. Kairys 1,5, tramplin 40. Kairys 1 60, šikan iš dešinės. 40. Kairys 1 30. Toliau. Dešinys 2 į dešinį 1 per tramplin 40. Dešinys 1,5 40. Tramplin į kairį 1 50. Dešinys 1,5 į kairį 1. Tramplin 40. Toliau. Kairys 1 2 plus. Tramplin 60.
dešinys 1 per tramplin eina 40, dešinys per tramplin tiksliai 50, dešinys 2, 40. Ralis baigtas, turim finišą. Smagu, šiaip nelengvas ralis buvo, kaip mini raliui, tai labai gera treniruotė. Užskaitau iš tikrųjų. Yra detalių, ką tikrai reikia padirbėti, bet šitos reikalus susitvarkysim ir Žemaitijai būsim, manau, tikrai pasiruošę. Tai mašinytė ledas, šturmanas ledas, aš irgi ledas. Tai varom ilsėtis ir susimatom Rally Žemaitija.